Praėjusį sekmadienį Šiaulių miesto savivaldybės stadione Šiaulių klubas priėmė svečius iš Marijampolės, Sūduvos Vienuolikė. Antrą kartą iš eilės susitikusios komandos turėjo dėl ko pakovoti. Šiauliai turėjo galimybę atsirevanšuoti už paskutinį pralaimėjimą išvykoje Marijampolėje. Marijampoliečiai pirmieji surengė išpuolį prie Šiaulių komandos vartų. Tik pasiaukojantis Šiaulių komandos gynėjo žaidimas gelbėjo mūsų vartus. Jau kitoje aikštės pusėje Šiauliai surengė išpuolį prie svečių vartų. Vaidotas Šilėnas stipriai, bet netiksliai pasiuntė kamuolį šalia vartų. Dar viena Šiaulių komandos ataka. Kamuolys šį kartą skrieja virš vartų. Marijampoliečiai savo žaidimu iš rikiuotės išveda Mindaugą Lukoševičių. Teisėjas žaidimą sustabdo, tik tam, kad būtų suteikta pagalba sužeistam Mindaugui. Tačiau Marijampoliečio žaidime pražangos neižvelgia. Mindaugui iškviečiama pagalba į aikštelę. Iš jo padėties matosi, jog sužeidimas rimtas. Šiek tiek atšaldžius koją, Mindaugas aikštelę palieka pats. Po kurio laiko jį pakeičia 28 numeris Edvinas Jasaitis. Sūduvos ataka prie Šiaulių komandos vartų. Ir nors abi komandos drąsiai atakavo pirmajame kėlinyje, vis dėlto pirmąjį įvartį pelnė atvykėliai iš Marijampolės. 11 Sūduvos numeris Povilas Lukšys maždaug iš 3 metrų atstumo suspardė ir vartininką ir kamuolį, taip pelnydamas pirmąjį komandos ir rungtynių įvartį. Tačiau atvykusios komandos džiaugsmą apkartino laikinas pirmojo įvarčio autoriaus netekimas. Jam reikėjo suteikti pagalbą už aikštės ribų. Povilas Lukšys smūgiuodamas pataikė ne tik į kamuolį, tačiau ir į Liudviką Valių. Kol komandos draugai sveikino vienas kitą su įvarčiu, jo autorius gulėjo ant žemės. Po šio įvarčio medikų pagalbos neatsisakė ir įvartį praleidęs Šiaulių komandos vartininkas Liudvikas Valius. Pirmasis kėlinys baigėsi Marijampoliečių persvarą, tačiau Šiaulių komandai laiko pakeisti rungtynių eigą buvo per akis. Ilgosios pertraukos metu abiejų komandų treneriai keitė taktiką. Ir pirmieji antrajame kėlinyje priešininkų vartų saugumą patikrino šiauliečiai. Armantas Vitkauskas numušė kamuolį į užribį. Manto Kuklio smūgis iš toli, kaip iš patrankos skriejęs kamuolys nesukėlė pavojos vartoms. Po kelių akimirkų apgavęs porą Marijampoliečių į vartus kamuolį siuntė tas pats Mantas, tačiau pritrūko tikslumo. Ir vėl Mantas. Jis dar kartą smūgiuoja į Marijampoliečių vartus. Antrą kartą nuo jo smūgio vartus gelbsti Sūduvos vartininkas. Baudos aikštelėje akrobatinius sugebėjimus demonstruoja šiaulietis. Šioje atakoje Ivanas Lukjanovas bandė paridenti kamuolį arčiau buvusios komandos vartų. Antrasis Šiaulių keitimas. Vietoj Roko Urbelio aikštėje pasirodo Intars Kirchiners. Dar vienas Sūduvos Vienuolikės išpuolis prie Šiaulių komandos vartų. Vartininkas šį kartą pasiekė kamuolį. Ir visgi po daugelio Šiaulių komandos bandymų pelnyti įvartį rezultatas pasikeitė. Tačiau ne mūsiškių naudai. 67 rungtynių minutę pasižymėjo Ivanas Lukjanovas. Po svečių pakelto kampinio Lukjanovas galva pasiuntė kamuolį į savo buvusios komandos vartus. Lukjanovas įvartį pelnė ir prieš tai buvusiose rungtynėse su Šiauliais, kurias Sūduva žaidė namuose. Rezultatas tapo 0-2, taip nutolindamas Šiaulių komandą nuo pergalės. Mindaugo Gardzijausko smūgis į Šiaulių komandos vartus. 73 minutę Šiauliai atliko paskutinį keitimą. Vietoj Vaido Viktoravičiaus aikštėje pasirodė Aleksandras Romašovas. Vos kurioziškai nepasibaigęs Bobi Božinovskio smūgis į Šiaulių komandos vartų virpsta. Atšokęs nuo jo kamuolys trenkėsi į šiaulietį ir išskriejo į užribį. 14 Marijampolės Vienuolikės žaidėjas Ramūnas Radavičius turėjo dar vieną progą pelnyti įvartį, tačiau jos neišnaudojo. Mantas Kuklys baudos smūgiu dar kartą pademonstravo, jog yra pavojingas tokių smūgių realizuotojas. Vartininkas kamuolį smūgiavo, tačiau neilgam. Į puolimą atbėjo Anatolijus Anisimenko, kurio nepaprastai galingas smūgis skriejo visai šalia vartų. Šiame epizode šiauliečiui tik reikėjo pasiekti kamuolį ir įvartis būtų pelnytas. Paskutinysis Saulės miesto futbolininkų išpuolis prie Marijampolės Vienuolikės vartų taip pat buvo netikslus. Jau kelintose iš eilės rungtynėse mūsų komandą persekioja įvarčių badas.
Komanda vis dėlto kažkada turi įmušti. Ir tikėkime, kad tai bus artimiausiu metu. Taigi, Deivi, jūsų komentaras, dar vienas pralaimėtos rungtynės prieš Sūduvą. Sūduva stipresnė už mus, kaip suprat? Tai aišku stipresnė, jeigu jie įmuša įvarčius, o mes nesugebėjome įmušti įvarčių, tai jie stipresnė. Laimi ta komanda, futbole laimi ta komanda, kuri įmuša įvarčių. Mes jau kelintas varžybas nesugebėjom 0 įvarčių, 0 taškų ir kažkodėl, nežinau, puolėjai netenkina puolėjų žaidimas ir sunku iš tikrųjų, sunki situacija, bet kažkaip reikia persilaužti, perlipti per save, kad pagaliau įmušti įvarčių. Tikėkime, bus trečiadienį. Ką sakysite savo auklėtiniams? Visgi trečias varžybos su ta pačia komanda iš eilės? Tai gal čia tik tai mūsų pliusas bus, kad trečias varžybos jau gal jie šiek tiek atsipalaiduos, gal mes įmušim įvartį, nežinau. Na kągi, su pergalė treneri pirmiausia ir laimėjote dar kartą prieš Šiaulius ir gana įtikinama persvara 2-0. Ar jūs esate stipresni ar Šiauliai silpnesni už jūs? Aš nepasakyčiau, kad Šiauliai yra kažkokia tai silpna komanda. Tai yra gera komanda, paprasčiausiai galbūt sportinė sėkmė lydėjo mus šiandieną ir tiek. Trečiadienį laukia dar vienas varžybos su to pačia komanda. 3 kartus laimėti prieš vieną komandą iš eilės yra labai sudėtinga. Ką darysite? Kaip keisite taktą? Jūs beveik atsakėte į klausimą, tai mes kažkaip keisim, mes kažką galvosim ir kažką darysim. Iš tiesų, 3 kartus per 10 dienų su ta pačia komanda, tai nelengva tiek mums, tiek ir Šiauliams. Mes jau taip pažįstam vieni kitus gerai čia per tą trumpą laikotarpį, kad tiesiog kažką galvosim, kažką surasim, manau. Palyginkite Šiaulių žaidimą Marijampolėje ir dabar, kuo skiriasi Šiaulių žaidimas? Namuose visuomet komanda žaidžia geriau, kiekviena komanda žaidžia geriau ir matėm, šiandieną turėjo Šiauliai ir momentų, ir gana pavojingų momentų. Žaidžiant Marijampolėje, sakyčiau, jie truputį gal buvo lėtesni. Šiandieną jie visai neblogai atrodė.